netiks tave žiūrovai. Šiandien mes esame Zarasų rajone, Močiutės stovyklavietėje, kurioje vyks kasmetinis 6. Tundros festivalis. Mes nusprendėme čia atvykti ir parodyti jums, kaip čia žmonės gyvena, kaip linksminasi ir kas tai išvis per festivalis. Tai esu aš Mesaja. Taip. Aš Markus Plinta. Aš Garo. Ir mes nauji lėktuvai esam New Airplanes. Tai šita grupė kaip ir 2 metus egzistuoja. Kiekvienas atskirai mūsų jau ganėtinai seniai su muzika susijęs ar vienaip ar kitaip. Ir tą muziką visi įvairią darė ir daro, o šitas dalykas, kažkaip mes kartu suėjom ir bandom padaryti tą, kas tiek vieniem, tiek kitiem yra įdomu ir papildom, ir padarom kažką tokio, tai ta muzika gaunasi tokia automatiškai, mes per daug negalvojam, kokią čia reikia padaryti ir po to darom. Ir štai su Garo, tarkime, susitikom autobuse Kaunas Vilnius per kažkokią lietuvišką šventę. Kalėdų, man atrodo, Kūčios jo gal ten buvo, tai nežinau, ar labai kūrybinga aplinka yra tarpmiestiniai autobusai, bet va, ir taip gimsta projektai nauji. Normaliai mes turim parodyti kažką, mes aranžuosim vieną repeticiją ir porą valandos mes dirbam ir tada tai viskas, einam į tundrą ir pagrosim gyvai. Bet kas būtent privertė tokią muziką kurti? Kodėl ne popsas, kodėl ne džiazas, kodėl ne rokas, kodėl va taip? Man asmeniškai būti populiarus tai neblogai. Man popsas patinka, tik lietuviškas popsas nepatinka, angliškas nepatinka, komercinis popsas, ta prasme. Bet būti populiarus, tai kodėlgi ne? Iš akcento jaučiasi, kad jūs esat ne lietuvis. Iš kur jūs esat ir kodėl Lietuvoj? Aš Vilnietis šiaip iš Anglijos, bet 5 metų čia Lietuvoje. Kodėl jūs esate būtent šiandien čia, būtent tundroj? Pakvietė groti čia. Tundra įtraukia, tai būsim ir mes įtraukti Į tundrą. į tundrą, į pačią tundros esybę. Ko galit palinkėti studentiškam šiuolaikiniam jaunimui? Na jūsų. Išeik iš universiteto visiškai nereikalingas daiktas. Išeiti iš universiteto ir ką tada, ką veikti? Bet ką, universiteto, waste of time visiškai. Kamera ir viso gero.